Nu tai kon jūs, žemdirbė. Su jumis nekas kitas Lietuvos ūkininkas. Šiandien filmuoju video. Seniai nefilmavau jau. Tai galvoju nefilmuot. Tai grįžtu iš mokyklos. Grįšim, eisim dirbt. Ką dirbt? Pjaut malkas. Tai kol dar namo negrįžau, reikia galvoju video susukti. Tai šioks toks update'as iš mano pusės. Tai nusipirkau naują dviratį. Lemba matosi, gal tikiuosi, kad matosi, bet jo. Mokėjau 5 eurų už dviratį. Aišku, nėra naujas. Gerai padėvėtas. Ir nusipirkau šalmą. Motocrosso. Už šalmą mokėjau daug. Už akinius irgi. Tai kam tu čia nusipirkai, kam tu čia reikia, su dviračiu galima be šalmo. Ne, pas mus miestelį, kur nuo mano namų 5 kilai, tai mano mokykla visa kita, tai reikia privaloma šalmo ir liemenės. Liemenės neturiu, tai nusipirkau tik šalmą ir galvoju, kad gal sueis. Tai dabar man dar iki namų liko kažkur blemba, kokį 4,5 kilometro ant šortų, aišku, nešilta. Nu šiandien nėra taip šilta, tai jo į mokyklą važinėjau su dviračiu. Ateityje važinėsiu su biškį galingesniu aparatu. Į savo žygiuojam, žvirkelis aš bybį padėjau. Tai jo, tai gal susitiksim, kai būsiu namie. Susitiksim, kai būsiu namie. 3, 2, 1. Grįžau. Kita diena. Nu ir ką. Malkų nepjausimsiu, apsigalvojau. Aišku, čia pas mane planai keičiasi, kurmi kas minutę. Nepjausiu, nes matot, ateina lietaus vakar, užvakar, prieš šeštadienį, sekmadienį pašutino normaliai iki 25 net. Kaip ir šiandien ir visą savaitę lietų rodo, tai nenoriu pjaut, nes kol įsitiesiu viską, pradėsiu pjaut, ateis lietus. Vėl paskiau nepjaut, paskiau žodžiu. Tai dar pusę atsirinkau, šitus reikės neštis pas save į garažą, nes man dujų prireiks. Nu, bet krūva mažėja. Tai tą tai net nenoriu žiūrėti, tai jo. Tai dabar, kol einu, galiu nusinešti porą pagalių. Po biškį susinešiu. Šiaip dabar laukia irgi yra šilta, kokia dabar 20 šilumos, jei nedaugiau dar. Bet apsiniaukia. Nu, lis. Tai šiandien biškį kitų planų turiu susiplanavęs. Biškį savo garažiukį padarysim. Ten tokį, šiokį ir kažkur čia joptvai matė ir pas mane bičių avilys. Tik nežinau tiksliai kur, jeigu aš jį rasiu, aš jį labai gerai panaikinsiu. Tai dar čia pas mane ir pasikeitimų savo šitam garažėlį. Tai prisinešiau šitų šūdų, kaip man nereik, bet vis tiek reikia. Tai ką šiandien darysim, šiandien reikia šitą plokštę užsikalt ant viršaus, kad nebirėtų tie šiaudai. Ir jo, tai dar gavau visiškai naujas Pirdos variklis, KM 9 kubų 4-taktis. Tai jam pakeista visa nauja grupė. Yra kojelės čia, žodžiu, oro filtras, karburatorius, žodžiu, visa naujas. Tik čia dar biškį reikia prisitvarkyti ir čia reikia prisisukti. Ir dar gavau jo priekinį ratą, jos Pirdos, jo. Tai su diskai, su viskuo. Tik aišku, šitą diską varžtunį reikia susitvarkyti. Tai jau prie šito variklio fiškės, viskas ir duslintuvas, viskas vietoj. Tepalo matuokliai, viskas yra fiškės, starteris veikiantis, žodžiu. Atidavė man, sako,
dėdė, sako, dar pakeičiau grupę, norėjau daryti projektą, nedarau, nori pasimk. Gerai. Tai jinai jau užsakyta, aš ją parduodu, nes aš neturiu kur dėti. Aišku, galiu aš prie jos nusipirkti ten rėmą, už 5 eurų, 100 ten galiu tikrai nusipirkti, susitvert, bet gausiu biškį rimtesnį aparatą laikui bėgant. Tikrai pamatysim. Ai, davai ir kojelį. Šitas stovas, nežinau kaip čia pavadinsi, bet jo. Tai fiškis ir žvakė yra, žvaklaidžio nėra. Kaip matau, tai tas vienas problemas. Bet šiaip tai jau visas variklis visiškai, sakyk, naujutukas, pakeitė grupę jam visiškai visą ir daugiau nevažinėjo. Žvakė irgi matau įsukta nauja. Šiaip jau visas cielas variklis ir jo, tai aš jį parduosiu. Ir jo, dar čia biškį šiokių tokių daiktų parsivežiau. Tai šitą parsivežiau, mergalkę. Galima į prikurnį čia jungtis, huznaikai, bet aš įdomu pasakiau, blet, toksai paėmiau, aš galvoju, įdomu veiks ir neveiks, tai paėmiau šitus vadų laidus. Nuo šito sujungimo nukirpau, įdėjau į akumą. Akumas nusuktuko, žiūriu, da gerai veikia. Tai šitą mergalkę irgi atiduosiu, parduosiu. Ir dar gavau gerų dalykų, gavau tokį ledą. Visiškai nauja ir dar toksai pat ledas ir tokioj dėžutėj. Tai jo, sakiau, iš tą dėsiu ant dviračio. Nešviečia, tai ahujenai. O su šito antru nežinau, ką darysiu, dar sugalvosiu. Jo, tai čia biškį dar, kol buvau šiltėjo, tiesiog biškį persitvarkiau garažą. Tai čia viską gražiai susidėjau, susikabinau, senas mano dviratis, kurio tikrai dar nepardaviau ir neparduosiu. Biškį užtiuninguotas, įdėjau vairą, užvirinom, gal sakiau praeitą video, gal nesakiau, neatsimenu, bet žodžiu, įdėjau vairą, užvirinom, nes anas senas nulūžo. Tai ir paskiau įpisau pasatų ženkliuką, kodėlgi ne. Dabar štai taip atrodo, viskas gerai, važiuoja. Paskiau tą kėdę išnešiau į ten, perdėjau, stalą taip padėjau, viską ahujenai gerai sustvarkiau. Taip pat gavau ir šito šlangus čia, kur kaip nori vestis elektrą, po žemę kas laidą. Tai tą laidą įdėdį į šitą ir karačiai ten pakas, nu žodžiu, supratot. Žvejybos viską susikabinau, paskiau dar atidavė kanistrų, nes kanistrų tai man žiauriai reikia. Visokiesiam pribambasam, tai dar paskiau dar čia visokiausių šūdniekių gavau. Tai viską paėmiau, susitvarkiau. Ir jo, tai atidavė daiktų, tai ačiū jam labai už daiktus. Ir jo, dar nusipirkau tokį ledą. Irgi geras, tai aš jam padariau. Šiodžiu, čia gali visai suktis, tai aš jam čia įpisau varžtą, medvarštį. Blet, kur čia tas medvarštis? Va, ne, o šičia, va. Įdėjau medvarštį ir aš tą ledą taip pasikabinu, nes kaip ateinu tamsiai kur ar ką, tai labai reikia man jo. Tai gerai, šveičia ir viskas, tai šiandien ką turim padaryti, tai tikrai tą plokštę užsikalt. Ir kaip ir daugiau, nežinau, ir davo šalmą gavau antrą. Tai šitas šalmas irgi sakė visiškai naujas, nupirktas ir neįsikūnė nenaudotas. Tai ir sakiau, drug prireiks, taip tikrai pasiėmiau, pasilikau, jeigu drug man jau prireiks, tai turėsiu, nes gausiu ateity aparatą naują, labai gerą, nes nespoilysiu, nesakysiu kokį, bet bus tikrai video apie jį. Tai pamatysit, hebra, bus daibys. Tai ką, vežam pirmą šitą šūdo krūvą, kur čia stovėjo, blet, vos gal ne mėnesis ir sakau, įsivešiu. Ir taip neįsiveža. Jo, tai gal vežam. Grįšim, kai būsiu išvežęs. 3, 2, 1 ir bum, grįžau. Išvežiau šitą šūdą, dabar reikia kažką daryti su šitu šabakštyną. Nežinau, kur ką dėt. Kai visada kampas iš kampo, ką daugiau. Helikopteriai skraido. Šitą plokšnę, huisnim šitą plokštę, čia dedam prisuksim kitą kartą. Tas kitas kartas, žinai, kada po mėnesį arba žiemą, kada užkalsim.
Kulbės jau 5 metai stovi, ble, taip nesugebu išnešt. Eina, nafik čia kurmi. Akmenų pilna. Šitą, sakiau, supjaušiu, kas čia jopšik, mat karas ar kas čia, bože moj. Niks nežino. Tai tu pizda. Gerai, kas toliau, tas ten dabar kaltų, šitą jobą. Bana sofą daryti, aš neįsivaizduoju. Ir neįsivaizduosiu, ko daryti. Reikia tiesiog paimti nahu, išnešti, išmesti, tiesiog neįsivaizduoju. Bože moj. Ir vėl kampas į kampą. Kur daugiau, blėt, eina kampas į kampą. Gal kažkada, kažkokiu būdu mes ją ir išnešim kažkur kažkada. Bet nemanau, taip, turim padangą, sakiau, darysiu iš tam priekabutį paaukštinimą. Darau 2 metai iš eilės, nepadarau. Normalu. Kaip aš tingiu, kai man šiandien sunku. Blia. Galvoju, kur jūs padėt, kad matytut. Radom vietą. Šitą irgi sakiau, reikia paimti, išardyti, išsukti varžtus. Ir palikti šitą pasimti, visą kitą išmest. Oi. Točkiai važiuoja nahui prie kabutį, kurios jau nenaudoju gal metai daugiau. Dėl to nesireik, matau, čia jau padakės, nes jau čia pizdauskas. Šiukšlių dachuje. Vorai puola. Gerai, dedam. Nežinau, išmesti, išardyti nenoriu, nes aš šią dar tai tikrai panaudosiu. Pasiima maišą, sumetam savo šiukšlės. Gerai, gavau šitą maišą. Realiai gan didelis, tai zaibys galiu susimesti šiukšlės, savo tuos šūdus ir visą kitą, kas yra bloga. Ta točkė, kampas į kampą, blia, čia kur padėti ir naktį, tegu stovi. Nu va, biškiai apsimitėm, apsitvarkėm. Kas čia, blia, per huinę, nahui. Jau reikia ir metalą vežti, nėra kada, nėra laiko, nėra noro. Tada tegu gal stovi. Pataupom biškį juodai dienai, kaip sakant. Kažkur čia šits trosas. Ai, čia nuo mano seno dviračio. Nu va, kaip visi dar ten reikia susigreboti viską kažkada išvežti, išnešti. Bet jau, nu, žodžiu, darbų ir pakankamai. Bet jo, dar galvoju, gal duris reiktų susitvarkyti man tas. Nežinau, aš turiu vis medienos dachuje, ką čia reikia tvarkyti tas duris kažkaip kažkokiu būdu. Nes jau stakta, tai jau baigė išeiti su visom durim. Jo. Tai žodžiu. Skanaus tiem, kas valgot. Dabar pažiūrėjau, pamatavau, kad ta plokštė, kur mes norim ją uždėti. Kur čia jinai? Nu žodžiu, va ta plokštė, jinai netinka man per ilgį. Šūdas. Reikės pasimti lentų ir taip paimti, taip kalt, va kaip šitus lentus sudėtos, bet tik aš kalsiu nuo balkio vieno iki kito balkio ir taip per visą stogą reikia paimus gražiai sudėti. Bet nežinau, nes ši viena pusė balkių tai va eina taip išlinkę, kita eina tiesiai. Tai gal kas kokių patarimų turite, tai parašykite komentarus, pažiūrėsiu tikrai, nes neįsivaizduoju ką daryti. Nes va, matot, va kaip išlinkę eina taip, ir paskiau į viršų ir paskiau į apačią kyla.
O šita tiesiai, šitas balkis tiesiai, paskiau vėl kitas. Eina vėl įstrižai, vėl kitas, vėl taip eina vingiuotai, tai nežinau ką daryti. Tai lauksiu jūsų patarimų. Ir jo, su grindėm, tai nežinau, pylisim, sakiau, smėlį čia, pylisim smėlį, lygysim ir bandysim išlygyti. Tai jo, prisėdam ir einam tą gaidysį ardyti. Blia, taip nenoriu. Ką padarysi? Tuoj. Tai gal jums reikės įrankių dėžės, esim iš tą gaidį ardyti. Blia, žinokit, kaip skaniai obuoliuką suvalgiau. Jo, mat. Jisai sultingas, skanus. Gerai, žiūrim, ką turim, koks čia. Eik tu nahu, čia viskas huisnim išėjo. Pagal mane galvutė bus 14. Nani? 13. Aišku. Eimam galvutę, eimam čarkšliukę, kas čia lipa ant kojos, blėt. Skrusdėlės jobanos. Ir jo. Blėt. Aš neatsimenu, ką čia dariau, kad Ai! Šito man reikėjo, čia buvo lenta ir ant lentos dėjau tokį. Nes dariau broliui prie traktoriaus prie kabukę prie žaislinio traktoriaus dariau prie kabukę. Ir jo, viskas kartu sukasi, kurva. Susuko. Ir jo, dariau, paskiau aš tenai sulūžo, man atrodo, vėl tvarkiau, vėl sulūžo, paskiau vėl tvarkiau, vėl sulūžo, vėl tvarkiau. Ir paskiau ant galo nafi galvoju, supjoviau į malkas. Ir viso. Kokias 2-3 valandas dirbo, taip sunkiai vis tiek nieko nepaėjo. Ble. Tai jo. Tai va tiek va, atsiprašau, tai va tiek Kenzo. Šiandien tiek. Ką dačiai su jumis nuveikus? Aišku, darbų yra, bet visų pirma, kažkaip tingiu biškį daryti ir neturiu tiek daug medžiagų. Tai va šitas kompotis labai geras, kai man jau reikia surieškau, tai dabar šį kartą turės. Susidedam savo šūdus, šmutkės. Blia, reikia kažkada nusipirkti įrankių dėžę susidėti, nes čia pizda, nach. Čia pizda, kur viskas krenta, nahui, paimi, krenta, griūna, jopšik, mat. Žodžiu. Ką dačia jums gero parodžius, ar ką dačia gero. Dar tokias lentynėlės, o tokias valentinas daryti reikės, o tai va. Per visą, nes jau čia pilna, neturiu niekur kur dėti. Tai tą savo daiktadėžę, tą šaldytuvą, mum ją reikės, čiųjų gali į šitą kampą kažkur perdėti. Perdėsim į šitą kampą ir paskiau nuo šito galo ir iki pat visą juostą darysim lentynas tokias va. Nes tikrai dačia aišku valyti čia vaštusus bakelius reik nafik viską mešt, nešt, išmest. Jo. Bet šitus noriu pasilikt. Šitus dėl to, nes kaip reikia kokiam tepalui ar kam biskis, kad lieka, tai susipiliau, susukį ir viskas. Dačia šlangutė yra viduj. Mano sena, kad kai traukiau kurą, ar ką čia traukiau, neatsimenu. Bet žodžiu. Tai ką šikeliai, tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot šį video, nepamirškit palaikint, pasubscribit, parašyti komentarą, kokį prašiau širšio, to čia nieks nekvietė. Ir jeigu norit mane paremt, didelis ačiū, galite susukti į mano kanalą, ten rasit nuorodą. Ir galite mane paremti. Ačiū visiems, kad žiūrėjot šį video, nepamirškit palaikint, parašyti durną komentarą, paprenumeruot. Ir jo, ir aš sakau, spaudžiu dešinę ranką ir sakau viso geriausio. Iki.